Kovo 6-7 dienomis Punske ir Seinuose vyko tradicinis jau 19-asis Vaikų teatro festivalis Raganė. Per 2 festivalio dienas buvo parodyta 16 vaikų teatro spektaklių. Dalyvavo Punsko, Seinų, Krasnavo, Vidugirių, Navinikų, Pristavonių mokyklų dramos kolektyvai bei Punsko lietuvių kultūros namų ir Klaipėdos dramos teatrai. Vaikų teatrų festivalis šiais metais vyksta jau 19 kartą. Tai jau graži ir ilga ir tradicija ir istorija. Pirmiausiai šis festivalis, kadangi neturėjom atitinkamų patalpų nei Punske, nei Seinuose, jisai buvo rengiamas Seinų kino salėje. Vėliau, kai Seinuose buvo pastatyti lietuvių namai, tas festivalis nusikėlė į tą gražų pastatą ir 2 dienas jisai vyko Seinuose. Prieš 3 metus vieną šio festivalio dieną atkėlėme į Punsko lietuvių kultūros namus ir jau 3 metus vyksta taip, kad 1 dieną šeštadienį į Seinus suvažiuoja vyresnios vaikų grupės, o sekmadienį į kultūros namus susirenka patys mažiausieji aktoriukai ir tiek maži vaikai, tiek jaunimas rodo tai, ką jie išmokę per pusmetį laiko, rodo savo aktoriškus gebėjimus, atsiskleidžia kaip aktoriukai. Tokie škočiai daumaži, drogelę pasistatė, bet laputė apsukri pati įsikraustė. Daug žvėrelių, daug draugų, jiems padėti norėjo, bet gaidelis kakariekų lapė nugalėjo. Labai džiugu, kad kasmet tų teatro grupių vis yra ir šiais metais dalyvauja 16 vaikų teatrų grupių. Jų tarpe yra vaikai iš Seinų, iš Krasnavo, iš Vidugirių, iš Navinykų, iš Pristavonių, bei pats gausiausias teatrų būrys yra iš Punsko. Sveiki, kiškiai! Ai, kokią trobą iš viršų pastatėt, kokios durys! Kaip gražu! Nešygos, komutė prie dažų! Klausyk, durelės atidaryk! Nesibelskit, neatskleisiu, aš pati čionai gyvensiu. Kad tu apie sumanei, juk čia mūsų namai. Aš trobelę pastačiau, kad gyventų atšilčiau. Buvo jūsų, o dabar į mano tavo, kad nebūčiau įstik kvapo. Šiais metais aktorių yra apie 250, juos globoja 27 mokytojai. Mūsų festivalio garbingas svečias yra vidaus reikalų ir administracijos ministerijos atstovas, ponas Michal Erens. Džiaugiamės, kad būtent ši įstaiga per ilgus metus ir šiais metais yra vienintelis šio festivalio rėmėjas ir dėka tų lėšų, kurias gauname iš vidaus reikalų ministerijos, mes galėjom surengti šį festivalį.
margom gėlytėm išpinu kasas. Aš esu saulytė, šildau ir šviečiu, vakarais už miško pailsėti einu. Boružėlė, boružėlė, kas tave anksti prikėlė? Nuo lapo prie lapo boružėlė suva, taškelis dabintas oranžinis krūva. Maža boružėlė, taškelis juodais, dainuoja dainelę su dievu šiaudais. Beje, visą laiką šį festivalį organizuoja dvi įstaigos, tai reiškia Lenkijos lietuvių draugija bei Lietuvių kultūros namai. Kartu su mūsų auklėtoja Irena Vaicekauskienė paruošėme spektaklį Kalėdinis Simo sapnas. Scenarijaus autorė Lina Kašauskienė. Turime viltį, kad mūsų pasirodymas jums patiks. Gerų įspūdžių. Ir žinote, ką jis tada pasakė? Aš galiu ir neverkt, nereikia man tų ašarų. O tada piktai trenkė durimis. Kitą dieną Simas su tėčiu išėjo pasivaikščioti. Vaikščiojo, kol sušalo. Tada abu nusprendė pabėgti nuo šalčio. Bėgo iki pat namų. Šaltis įsivažiavus į kiemą ir abu užkopė laiptais. Aš tik norėčiau labai padėkoti ir mokytojams, ir visiems vaikučiams, kad jie taip noriai dalyvauja festivalį, kad mes turim dėl ko rengti šį renginį ir vaikai tobulėja, vaikai auga, o su vaikų pasiekimais auga taip pat mūsų festivalis, auga jo lygis ir tuo labai norėčiau pasidžiaugti. Tačiau ir namą nepavyko pastatyti. Kaladėlių vis neužteko. Bandė statyti ir traukinį. Bet kokiasgi traukinys iš 4 kaladėlių. Garvežys ir 1, 2, 3 vagonai. Tokio traukinio visai neįdomu važiuoti. Norėčiau dar pridėti, kad šiais metais mes nusprendėme vietoj 5 piešinėlių, kuriuos vaikai visada ruošdavo apie savo teatriuką. Šiais metais mes paprašėm, kad vaikučiai atliktų afišas ir kaip matot, aš stoviu tų afišų fone. Tos afišos išties labai puikios, gražios, išradingos, įdėta daug ir darbo, ir vaikų fantazijos. Ir tai yra lyg tokia naujovė mūsų festivalyje. Beje, šiais metais taip pat prašėme grupės, kad jos pačios prisistatytų prieš savo teatriuką. Tai taip pat paįvairina mūsų festivalio eigą. Šiais metais turime taip pat svečių iš tolimos Klaipėdos. Tai 8 klasės moksleivių teatro grupė, kuriai vadovauja Laima Galkauskienė. Aišku, tai yra jaunimas, tai ir jie atvažiavo su spektakliu skirtu jaunimui, bet buvo labai šiltai ir karštai priimti vakar Seinuose. Aš manau, kad tokio pat pasisekimo jie sulauks šiandien parodę savo spektakliuką Punske. Sutverimas, netgi kvailas juokas yra. Oi, kastytė baltalytė. Apie kokią tu čalytę? Kam žuvytas man vilioja? Nevilioju, meškeroju, tokia žuvies dalia. Ale tu ir kvepi silke. Aš jų ratų nevarioju. Na tai kas? Mano Deividį yra. Kurgi ne, ir beveik plika.